Pradedam bute remontą daryti. Nuimam plyteles. Nu, vienu žodžiu, viską, kas buvo išklijuota, nuplėšiam. Viską išnešam, iš šiukšlyną išvežam. Baldus. Nu, čia dar iš papraeitą remontą ant sienų vaikai prirašinėja. Čia vyksta griovimo darbai tualeto su vonios. Pirmiausiai buvom išgriovę pertvarą tualeto ir vonios. Tada pamatėm, kad visos tos sienos yra baisiai nelygios ir nebus kaip išklijuoti plytelių. Ir teko nugriauti visas sienas ir lubas išimti. Nes ten buvo tiesiog įkeltas namelis. Su sienom, su lubom, su durim. Tai vat viską išgriovus. Visą tą namelį atsirado tokia erdvė, į kurią jau bus galima mūryti iš naujo tą jau visą namelį. Nežinau, kodėl anksčiau taip darydavo. Tokius namukus įkeldavo į namo vidų. Nu, va, svarbu labai gražiai susinešti per tvarinius blokelius ir juos susirūšiuoti. Gražiai susidėti. Nusipirkom per tvarinį blokelių pusantro tos pakuotės. Irgis paskaičiavo, kad tiek turėtų užtekti. Tai va, dabar vieną pakuotę susinešim. Kitą pusę garaže pasidėjom, vėliau pasivešim. Tai va, toks baisiausias darbas buvo išgriauti tą visą namelį. Nelygų. Kad paskui jau galėtų pradėti normaliai dirbti. Sugalvodavo tokių namukų pristatyti. Matyt, paprasčiau atveždavo, su kokiu kranu įkeldavo. Ir būdavo paprasta ir gerai. Bet dabar norint jau taip normalesnį remontą pasidaryti, tai ten viską reikia išgriauti. Nu, va, virgelis dar atsineša per tvarinių blokelių. Ir ruošiasi mūrijimui. Nu, čia juos, aišku, nemūrius klijuos su specialiais klijais. Va, kaip gražiai susideda. Nu, toliau eina jau santechnikos darbai. Reikia visą santechniką iš naujo išvedžioti. Buvo nebaisuokliška, reiks lauk mest irgi. Tai čia pirmos dienos santechnikos darbams ruošiamas. Tai pirmą dieną tą pagrindinį vamzdyną, man atrodo, sutvarkėm, va. Pakeitė šaltą vandens. Skaitliuką įdėjo. Ant sienų va šaltą vandenį įsivedžiojo, kur bus dušo kabina, kur... Ne, čia ne. Kriauklė. Antrą dieną jau karštą vandenį išvedžiojo. Irgi skaitliuką įdėjo. Nu, kadangi dirba ten trumpai, tai po kelias valandas, tai va taip ir ilgai gaudasi, biški vieną dieną. Vieną dieną ten 3 valandas, kitą dieną 3 valandas. Tai taip greitai nesigauna už tai. Tai čia dabar nežinau, gal kokią jau 5 darbo dieną. Nu, čia jau 6.
Tai jau visus, man atrodo, ir karštą, ir šaltą išvedžiojo, tą vamzdį pakeitė. Jau čia jau, man atrodo, viską jau kaip ir... Čia dabar nei prie ko. Kas? Tai duris dabar nei Labai prie ko. tas santechnika, taip jau daug maž. Ne, nedėk. Nu va, jau vidurytės galima įdėti atgal. Da, užkris ant lindų. Tokios duris yra prie santechnikos.